Sveiki, sveikiname su jumis iš 5-ojo mūsų podcast'o sportuojančių studentų namų ir šiandieną svečiuose turime krepšininką iš Vytauto didžiojo universiteto, tai yra Gabrielius Čelka. Sveiki. Labas. Ir futbolininką Deividą Maciulį iš Vilniaus universiteto. Malonu. Labas. Labą. Tai pradėsime, pasišnekėsime apie 2 populiariausias sporto šakas, apie jūsų studentišką gyvenimą. Norėsiu išgirsti, ar tokį turit, kaip sekasi sportuoti, važinėti, keliauti ir panašiai. Bet man visada yra įdomi ta pati pradžia, kaip prasidėjo jūsų apskritai sportinės kelionės. Tokios, kaip nuo ko jūs pradėjot, kaip sporte atsiradot? Tai mano tai labai anksti prasidėjo tas krepšinis, nuo 7 metų, nuo 1 klasės senelis nuvedė į treniruotę krepšinio ir taip užsikabinau, kad nepaleidau to krepšinio, lankiau dar baseiną, bet nuėjau 3 treniruotės ir užteko man. Supratau, kad krepšinis ten ir pasiliekam. O senelis gal krepšininkas buvo? Nebuvo, tiesiog didelis krepšinio fanas, jisai visoje šeimoje. Krepšinis yra top 1. Tai. O kaip tau, Deividai? Mano įdomiai šiaip, aš apskritai, jeigu tai paėmus tą patį futbolą, aš jokios futbolo akademijos nesu lankęs. Ir realiai meluoju, lankiau gal Žalgirį ten pusę metų ir Vilniaus Vėtros ten keletą mėnesių iki bankroto jų. Ir gavosi taip, kad aš 15 gal 16, apskritai patį futbolą aš pradėjau žaisti 13, pirmą kartą kamuolį. Geras. Ir tada gal kokių 15-16 tame tarpe, būtent tuos kokius 8 mėnesius buvau akademijai. Ir jau kai Vėtra bankrutavo, aš nusispėjau, sakau, neįdomu man ir neįdomu nežaisiu ir tada nuėjau sekmadienį futbolo lygą ir pradėjau ten realiai su vyrai žaisti. Geras. Jo, tai realiai tų tokių, ir matosi turbūt aikštelėje tas, kad tų pagrindų kartais trūksta ir toli gražu nuo to normalaus, gero, kokybiško futbolo, bet palyginus, kaip aš sakau, visai. Bet čia geras, taip vėlai pradėjus. Visai užsirtulioja, man tas sportas patinka, aktyvumas, fainas, smagu. Ir tada pakvietė mane pas Rimantą Turskį Vilniaus universitetą. Tai aš taip juokiuosi, kad per gyvenimą turbūt turėjau 2 trenerius, tai yra Rimantą Turskį ir Edvardą Malkevičių ir viskas. Geras. Ir realiai visą mano ta karjera, gal taip ir paėmus, kiek čia 12 metų, yra realiai Vilniaus universiteto aikštelėje, aikštynė. Geras, tu esi toks tikrasis mūsų podcast'o, toks herojus, sportuojantys studentai. Tikrai taip. Geras. O, kadangi vis tiek podcastas yra apie sportuojančius studentus, tai man dar įdomu yra ir studijų kryptis. Tai ar mokotės universitete dėl to, kad esat sportininkai, ar kaip nors atvirkščiai, ar kaip yra? Ar tikrai taip nuoširdžiai, kažką norit išmokti, studijuoti? Nes aš net nežinau, ką jūs studijuojat. Aš tai labiau mokausi, nes sportininkas esu, bet šiaip, O ką mokais? Mokausi mokomojo dalyko sporto pedagogika, fizinis ugdymas ir sveikatingumas vadovų. Kelintam kurse? 4. Oi, tu jau čia finišo tiesioji? Žiūrėsim, kaip čia bus, bet tikiuosi. Geras. Ar patinka studijos? Patinka, viskas tvarkoja. Su sportu susiję visą savo gyvenimą sportui realiai atiduodi, tai tas ir gaunasi, kad sportas domiesi kitai sporto šakom, nes ne tik krepšinis būna, tai įdomu tikrai. Šiaip yra visai viena įdomi dalis, šitoje studijų kryptyje, kurią, pavyzdžiui, aš esu asmeniškai patyrus, tai kaip nuo vaikystės ten sportavau, įstojau į treniravimo studijas ir pradėjau mokytis tokių labai apčiuopiamų dalykų sporte, man labai pakito mano pačios sportas. Nes tu taip dar per kitą prizmę, tai ar tau buvo kaip nors panašiai? Jo, panašiai, viską daugiau ir sužinai apie savo kūną, ten anatomiją, ten viskas susideda, tie dalykai, tai manau tikrai pridėjo. Liuks. O ką Deividas mokas? Deividas dabar realiai aš nestudijuoju. Jo, tai dabar tas yra gap yearas vadinamasis. Ne tai, kad gap yearas. Aš galiu, kadangi aš esu apskritai Vilniaus universiteto komandoje 12 sezonas. O, geras. Ilgametis studentas. Tai aš juokiausi, mano sesė yra pasibaigus mediciną, jinai yra gydytoja dabar. Greičiau baigė. Jo, ir gydytojai, žinot, ten 5 metai, 5 metai, ten tada dar 4 metai rezidentūros, tada dar ten ir taip toliau ir panašiai. Tai aš juokiausi, amžina studentė. Tai dabar kas juokiasi, spėkit, kiekvieno susitikimo metu. Tai aš pasibaigiau kolegiją, aš turiu aukštą įsilavinimą, pasibaigiau kolegiją, tada pakvietė mane prisijungti prie Rimanto Turskio komandos vadovaujamos. Pradėjau žaisti ir gavosi taip, kad
buvo nauji metai, po naujų metų prisijungiau, tai vat pusę metų aš pasitreniravau, realiai kaip ir buvau komandos dalis, tai jau pirmas sezonas, bet kaip ir buvau, bet kaip ir nebuvau, bet treniravausi. Ir tada įstojau į teisę. Porą metų į teisę įstojau dėl to, kad giminėje tiesiog yra daug teisininkų. Sako, tai tu įstok, viskas bus gerai. Klasikėlė. Jo, iš antro klasik. Šiaip man teisės studijas visai smagu buvo. Bet yra labai sudėtingos studijos. Ir matant turbūt ir mane, ir apskritai mano Kodėl man, dar žinau, kad tu pasakai teisę, man toks visai įsivaizduočiau, kad sėdus už švarku, toks įsivaizduočiau kaip teisininkai. Jeigu daugiau pabendratumėt, manau, kad kitaip galvotum. Anyway, įstojau teisę, porą metų pastudijavau, supratau, kad, toli gražu ne man, ten sėdėtos kodeksus graužt, tikrai ne. Metus pasiėmiau gap yearą, tai automatiškai 4 sezonas eina. Po to perstojau į vadybą verslo administravimą, kas yra man arčiau, nes aš biznėje jau daug metų dirbau skirtingose ir įmonėse ir šiaip projektus vyšiau. Tai tas man yra aktualiau ir fainiau. Pastudijau 2 metus, tai jau 6-7 sezonas, nusipilšiau kryžminius raiščius. Irgi žantro klasika futbole. Ir gausi taip, kad nusiplėšiu jos pavasarį, būtent ant egzaminų ir tada operacija, visą kitą, tai pasidariau gapą, vėl sustabdžiau studijas, tai jau 8 sezonas eina. Tada turėjau, kadangi buvau pirmą pusmetį pasibaigęs, turėjau grįžti nuo pavasario. Ateinu, sakau, jau galiu, grįžtu. Sako, žinok, keitėsi studijų programa, čia pas tavę dabar nėra egzaminų, čia tas anas. Sako, davai tu dabar gal ne, bet rudenį grįž. Dar metai prasisuko. Realiai dabar jau pasibaigiau galiausiai studijas ir dabar tada mėginau dar stoti į magistrą, kas man buvo aktualu, bet nesusidarė programa, tada pavėlau stoti, tai gausi taip, kad... Dabar vėl gap yearas. Ir dabar rudenį stoju į magistrą. Kiek dar metų tai... Tai realiai dabar dar galvoju, kad 2 metai minimum. Ir tada po metų dar gali žaisti metus. Tai dar realiai 3 metai, aš taip nusibrėžiu, kad dar 3 metai ir viskas gana. Tai bus 15 metų. Kaip tik vakar vienos kolegės paklausiu irgi tą temą, gal dar kur nors čia stoti rudenį. Bet toks, tai aišku, Lietuvoje gal išeitų žaisti, nežinau, ten dėl amžiaus cenzas dar kažkoks yra. Yra, man atrodo, gali 2 žaidėjai būti virš 26. O matai, o kai yra tik tai 2 komandai, tada turbūt deda tokį bendrinį cenzą, tai aš jau ten į seneliukė. Kaip šiandien yra amžiaus cenzas? Studentų yra, man atrodo, kaip ir futbole. 2 žaidėjai turbūt ten 26. Bet irgi jeigu 3-3, tada irgi turbūt gali... Ne, 3-3 turbūt ne. Yra irgi, man atrodo. Bent jau Europą, kai važiuoji, tai yra. Ne, Europoje gal nėra, pasaulyje yra. Bet iki 25. Apskritai iki 25? Jo, pasaulyje tikrai iki 25. Tu dar telpi? Jo, dar telpu, dar tik 23. Tai lengvai dar. Jaunimėlio turim, fainai. Jo. Gerai, kita tema, kurią norėčiau jūs pašnekinti, tai yra apie SEL žaidynės, kurios kaip tik vyks 16-18 dienomis Vierumaki mieste Suomijoje. Jeigu jūs žinote apie jį kas nors. Jeigu nežinot, tai puikia proga aplankyti, nuostabus miestas. Ir aš tai esu šiaip tokia, net nepabijosiu pasakyti, blondie one, nes aš tik šiandien supratau, ką paraidžiui reiškia SEL. Ir ta prasme, aš nežinau net kiek kartų esu buvus SEL žaidynėse nuo savo ten 1 kurso. Tai noriu paklausti, ar jūs žinot, ką reiškia SEL? Aš žinojau, bet nebetsimenu. Bet aš prieš praeitais metais, kadangi mes dalyvavom, aš išbuvau ten Students, European League. Man irgi taip atrodo, tai ne. Gal ir ne. Žodžiu. Ne, o tu žinai? Nežinau tikrai. Tai dabar aš jums pasakysiu ir jūs niekada nebepamiršit. SELL, tai reiškia Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva. Okay. Jep. Tai vat, gal ir taip. Tai vat toks vat šiandien mane ištiko irgi, kur aš galvoju, negi čia taip paprasta. Pasirodo taip. Jaunas esi, kol yra... Pirmų kartų. Žinai, pirmų kartų. Tai va. Ačiū tau. Ne, už ką. Kiek žinau, kaip tik vyksta, Gabrieliau, į SEL žaidynės. Vykstu. Tikiuosi pagaliau iškovota 1 vietą SEL'ose, nes dar nepavyko to padaryti. Aha, o su kuo finale tenai rungėtės? Su Vilniaus universitetu praeitais metais Kaune, paskui prieš Vilniaus universitetą dar praeitais metais. Taip ir būna, kad pralašėm dažniausiai Vilniaus universitetui. Atrodo, čia Lietuvoje laimėm, bet...
Lietuvoje laimit, o kai vyksta selai vis... Selai yra užkeiktas kažkoks dalykas, dar nepavyko laimėti 3-3. Geras, tai gal kaip nors... Nu, jau šiais metais viskas. Jau laimėsit. Jau turim, privalom. Gerai, šitą įkelėsim kartu su jūsų apdovanojimų ceremonija. Būtinai. O ką jums šiaip reiškia selai? Esi dalyvavęs selų žaidynėse? Aš tik vieną kartą dalyvau. Apskritai mūsų futbolo komanda, taip, mes retokai dalyvaujam, bet vėlgi ten turbūt organizavimo prasme reikėtų tiesiog pasimti, pasidaryti, suorganizuoti ir dalyvauti. Tai pats dalyvau tik tai Kaune vieną kartą. Per tuos visus, kiek čia 12 sezonų. Ir mes ten ką likom antri. Likom antri. Su visą dermą Vilniaus Ką reiškia likom antri? Gedimino technikos universitetui. Likot antri, aš esu užėmusi 6 vietą. Nu, ta prasme, kad... Dar betrūkta pasakyti, kad iškovojus. Taip, bet tenai būna dar daugiau komandų. Jo, ne, apskritai, turbūt kas daugiau tam Vilniaus, apskritai, studentų futbole domisi, tai mūsų ir trenerių, ir mūsų apskritai mentalitetas nėra kitos vietos nei pirma. Ne, tai šiaip sportą, normalu turbūt. Mes to gyvenam, mes turim tą mentalitetą ir mes visada einam į aikštę arba dalyvaujam turnyruose tik dėl pirmos vietos. Antra vieta, tai mums yra, ne tai, kad ne vieta, bet... Bet pripažinkim, kad tos studentų žaidynės, tai jos yra, šiaip mes žinomgi, kad ne tik apie sportą, ten ir apie išėjimus į miestą, pabendravimus su kitais, ten visą laiką vyrauja tas toksai studentiškas gyvenimas. Tai jo, Vėrumakį labai išeisim ten į miestą. O kaip tau, sel žaidynės, į kokią dėtum? Tu iš vis labai daug visur važinėjai, kiek žinau, ta prasme, ir į tokius komercinius turnyrus, ir į pasaulio čempionatus, ir įvairiai kur. Tai kokioje vietoje sel žaidynės? Kokią svarbą užima tau jos? Na tai, nežinau, svarbu nuvažiuoti, sudalyvauti ir laimėti. Ir tą principinę kovą tokią įveikti. Kur pakviečia, ten važiuojam. Ten sudalyvauti ir laimėti važiuojam. Tai. Aš galiu jūs pakviesti savo gimtadienį, padaryčiau 3-3 turnyrą. Jeigu visur atvažiuosim. Jeigu atvažiuosim. Jeigu jau taip aš irgi prisimsiu. Valio. Palos. Tai visus tada kviečiu Liepos 21. Gerai. Gabrieliau. Turiu tau truputį klausimų, kad praėjusį savaitgalį tu buvai Katare, sekmadienį nusileidai, pirmadienį jau žaidėjai studentų 3-3 čempionate, iškovojai ten pirmąją vietą ir dabar netgi tu čia realiai ant lagamino sėdi, nes iš karto po mūsų filmavimo tu išvyksti į Olandiją, Taip. Į dar kitą turnyrą ir tada beveik tiesiai iš jo tu jau varai selus. Tai dar tarp dar bus dar kažkokios varžybos. Po Olandijos dar, jeigu neiškovojom ten pirmos vietos, tai dar bus Latvija tarp selų. Dar trečiadienį Latvija. Okay. Dar važiuotume į Latviją. Tai... O spėt, kokių treniruočių turėti tarp turnyrų? Turim, realiai, pirmadienį sužaidėm studentų tą turnyrą. Kaip treniruotė tokia? Realiai, jo. Realiai treniruotė buvo. Pasitreniravom gerai. Antradienį palisėjom, trečiadienį, ketvirtadienį pasportavom ir šiandien įskrendam į Olandiją pažaisti rytoj turnyrą. Koks čia bus turnyras, papasakok? Tai čia tiesiog FIBA ten toks turnyras Olandija organizuoja, kad jeigu laimi ten toks questas, laimi jį, patenki į challengerį aukštesnį, ten, kuriame jau gali iškovoti pinigų. O kiek yra tų lygių, pavyzdžiui, nes net visai taip išgirdau, nes tinklinį yra panašiai yra 3 tie lygiai. Tai čia realiai kaip tenise irgi, questas yra pats žemiausias, iš jo gali patekti challengerį, tada iš challengerio į masterį. Tai geras, pas mus tik kitaip vadinas, pas mus yra futures, challengeris ir yra elitas tada jau vadinas. Pas mus taip, tai jo, tai Tai irgi tas reitingo taškus turbūt, ar ne? Jo, renki ten Lietuvai taškus, kaip ten olimpiadai pritrūko, kad mes likom 3 Lietuva pagal taškus, būtų pirmos 2 patenka į olimpiadą iš karto ten komandos. Tai pritrūko, bet dabar, bet aišku, po kiekvienų metų tie taškai anuliuojasi, turi kiekvienais metais žaisti, kad tie taškai rinktųsi. Taip. Kad nėra, kad užsilaikai ir kažką laimėjęs. O kaip tau toks gyvenimas, pavyzdžiui, patinka taip? Nuo lagamino į lagaminą, iš lėktuvų į lėktuvą. Tai mes tai dar čia palyginus mažai keliaujam, pavyzdžiui, viena komanda Raudondvaris, Hoptrans, jie dabar išvyko Velykų 2 dieną, jie dar dabar Korėjoj. Eikti savo. Jie buvo Japonijoje, buvo
Kinijoje, dabar Korejoje sužais ir va tik dabar grįž. O čia yra taip išpopuliarėjęs tas 3x3 krepšinis, ar jis visada čia toks? Nu, ne visą laiką, tai va, pirmi metai kaip olimpiadai buvo. Nu, taip. Tai bet, nu, tai gerai, kad olimpiadai jo, bet va tokie va tie, ar vykdavo tie visi ir komerciniai ir panašiai? Vykdavo, tikrai. Geras. O kiek Lietuva turi komandų šiaip? Tai dabar 4-5 gal netgi jau tokios, kur tikrai gali pasivaržyti tarptautinio mastu. Tai Geras. vis daugėja ir daugėja to susidomėjimo. Gal vedi kokią nors statistiką, kiek šalių aplankėjai, ar kiek turnyrų sudalyvauji, pavyzdžiui, per metus, ne? Per metus tai tikrai nevedu turnyrų, nes jų būna tikrai daug. Jau nevedi, nes tiesiog žaidi labai daug, tai nebevedi savo turnyrų. Tai neapsimoka jau čia. O šalių irgi kažkada bandžiau suskaičiuoti, bet toks atrodo, skaičiuoju, jau tą buvau žemėlapį parsisiuntęs į telefoną, bet žymi, paskui išjungiau tą kažkaip, oi, dar ten buvau, tai toks dalykas, bet... O yra kokia nors dar šalis likusi, į kurią norėtum nukeliauti? Kaip į turnyrą turiu omeny, ne atostogų? Ne atostogų, nes jau galvojau atostogų norėjau sakyti. Ne, šiaip nežinau, net sunku pasakyti, visur įdomu nuvažiuoti, nes šiaip tie turnyrai būna įdomiuose vietose padaryti. O jūs spėjat pamatyti? Ką nors? Kaip kada? Priklauso, vat, mes dabar Katare buvom, tai tikrai nieko nespėjom pažiūrėti, bet jau buvom prieš tai metais, buvo studentų pasaulio čempionatas Katare, tai ten buvom ilgiau, tai ten tikrai spėjom pamatyti. O čia išeini ryte, nuėjom papusryčiauti, išėjom į parduotuvę, plus 41, UV12, tai nelabai norisi vaikščiotam lauke. Tai... Bet jūsų varžybos viduje vyksta? Ne. Ai, prie to smagumėlio. Ir šiaip ant saulės, ta prasme? Ar yra koks tas realiai uždaras? Vyko mum ten, mes dar atranką turėjom praeit, kad patektume į tą tikrą jau turnyrą. Tai mes praėjom tą atranką, tai ta atranka prasidėjo 3 valandą. Ui. Pati saulė, bet, aišku, bet to nėra taip, kad pas mus, pavyzdžiui, tinklintai daro tokį gepą dienoj, ten nuo 12 iki 3 ar 4 net neleidžia žaisti, nes ten, ta prasme... Tai prasidėjo 3, tai toks, tie buvo tarp tokių 4 aukštų pastatų, tai jau taip leidosi, saulė užstojo, bet vakare tai gerai žais jau normaliai, bet tą 3 valandą vis tiek dar sunku buvo žaisti tikrai. Kem vienas ten nepadeda. Ne labai. Tiesiog gali, ir jeigu nori pasiruošti tokiam varžybom, tai tiesiog pirtyko kaip... Dar įdomus faktas, kad mes žaidėm pirmas rungtynės prieš 3 žmonės. Tai atėjo žmonės, jau ten visai amžiui, 42 ten metų buvo vienas. Tai tiesiog pasidavė. Žmogus atsisėdo ant žemės ir pasidavė. Tai baigė jie rungtynės dviese prieš mumis. Jėzau. Teko žaisti 3 prieš 2. Tai... O tai taip galima, ne? Galima. Taip išeina. Nes kitas rungtynės jie tiesiog dviese žaidė. Nes jau tas... Gal dar laimėjo kurias nors? Nepavyko. Dar mes galvojom, gal 2 prieš 2 žaidžiam, pasidavėm. Ai, kad tipo iš pagarbos tokios. Bet reikia pergalės, tai... Nuvažiuoji į Katarą prie Kem1, jau tenai mažiausiai apie ką galvodom, greičiau pabaigtas. Gerai. Davidai, tau turiu klausimą apie komandiškumą. Labai visko daug apie tave išgirdau, kad esi toksai, nežinau, ar dabar tas žodis gal labai naudotinas, bet neraščiau jam atitikmens toks zavadyla, kur visus suburius organizuoji, kad esi komandiškas, kad esi komandos kapitonas, kad esi toks emocinis lyderis, kuris geba visus sukontroliuoti. Tai norėčiau, kad papasakotum, pavyzdžiui, apie sportą iš tavo prizmės, nes labai įdomu. Man nemanau, kad dažnas, kuris turi tokias savybės. Iš kur jas gavai, kaip galvoji? Aš sakyčiau, kad aš visada vadovaujuosi tokiu principu, kas kitas jei ne tu pats. Mano toks gyvenimo gal moto yra. Ir aš... dėl ko turbūt gal ir esu tam universitetu tiek ilgai, nes aš matau tas ateinančias kartas ir jeigu tai paimti, aš vėlgi ir darbo patirties pakankamai turiu ir dirbęs ir telko IT biznėje, ir bankiniam sektoriui, ir vadovavęs komandom, ir didelius projektus kuravęs, tai tos patirties pakankamai daug turiu. Ir ką aš pastebiu, kad kuo toliau tas jaunimas... Vėlgi, aš nesakau, kad ateina blogesnis, geresnis. Visi sako, o čia jau šitą kartą, jie tiesiog yra kitokie. Turi gerų labai savybių, kurių gal neturėjom mes, pavyzdžiui, millennialsų, mano kartą, dar anksčiau, mano tėvų kartą ir taip toliau.
bet labai turi daug kitų problemų, ne tai, kad problemų iššūkių, gal taip įvardinsiu, su kuriais jie turi susigyventi ir su jais būti. Taip. Ir aš atradau savyje tą tokią, vėlgi, ta lyderystė, jinai gal mane taip iš paskos visur tempėsi, aš kur beeičiau, kur bedaryčiau kažką tai. Bet ar tu galvoji, kad tu ją turi atsinešęs į gyvenimą, ar įgyjęs dėl kažkokių susidariusių situacijų? Aš manau, kad tas ir taip, ir taip. Ir taip, ir taip, yra, ne? Nes tau patinka, pavyzdžiui. Jo, mano turbūt gal tas ir yra savybė. Viena iš tokių, kad aš tikrai daug turiu empatijos žmonėm. Man tikrai rūpi kiti ir aš tikrai labai daug skiriu, ypač artimiem žmonėm, kuriem, bet šalia, tai ten jau, žinai, galvo galiu padėti ir, toks jau aš esu. Ir aš matau, kad, pavyzdžiui, tam pačiam studentų čempionate, futbole, tam pačiam ateina dabar ta jauna karta. Ir, jiem yra pakankamai sudėtinga, nes vėlgi Instagramų pasaulis, kur gyvena, psichologinės problemos, mes žinom tą ir ko mes dabar, ir aš toksai gal dabar net komandai, vėlgi, kadangi futbolo mano sugebėjimai jau kuo tolyn tuo prasčiau. Net virkščiai? Forma, traumos, visą kitą amžius jau daro savo ir gal to laiko tam sportui irgi netiek jau lieka. Ir vėlgi, jeigu tu pradedi 12-13 sportuoti, pirmą kartą kamuolį pačiupinėti. Taip, sudėtingiau. Jau kažką apčiuopiamą pasiekti. 10 000 valandų taisyklė sunkiau įgyvendinti. Jo, labai jau reikia parodyti ten vos net 25 valandas treniruotis, kad pavyt. Jo, tai kažkaip natūraliai man tas yra atėję ir aš stengiuosi tokiu būtų tranzistorių kartais ir tarp trenerių, nes mūsų treneris, kas žino, jis yra tikrai pakankamai reiklus. Pas jį nėra tokių, kad negaliu, nenoriu, nepatinka, ten susirgau. Disciplina labai. Jo, ir aš šiaip labai dėl to džiaugiuosi, nes dabar ta jauna karta gyvena tokį young, wild and free. Ir gal ten auklėjimą, kalbant apie auklėjimą tą patį, gal tėvai truputį yra pakankamai paleidę vadeles ir nėra nubrėžę tam tikrų aiškių ribų ir nėra pasakę ne vieną ir ne 2 kartus ne. Ir dabar ta jaunoji karta ateina, jie ateina į tą patį universitetą, ateina į darbo rinką ir jie galvoja, kad čia young, wild and free ir jie staigiai supranta, galvoja, kad bus taip pat, kaip buvo šeimoje. Ir jie tai staigiai supranta, kad jie nėra ypatingi, kad tu negali gauti, nes tiesiog tu nori. Kad mama negali ateiti į darbo vietą ir pasakyti, kad promotion, kad... Labai juokinga, bet tokia graudi realybė, bet aš dar dirbu su išvis mažamečiais darželinio amžiaus vaikais, tai tada atrodo, žinai, kad jau mes matom tą jaunesnę kartą taip, bet tada yra ta dar kita. Taip. Ir ten yra dar labiau. Tai ir aš sakau, aš stengiuosi jam, irgi taip... Kadangi treneris yra kraštutinai griežtas, tai tu toksai labiau... Jaunimas yra labai young, wild and free, toksai, tai aš esu tas tranzistorius. Pasikalbu šiek tiek su treneriu, tada ateinu su komanda, žiūrėk, taip ryte, davai, reikia tas treniruotės, davai atsinešam, žinai, ten aprangėlę, susitvarkom, gražiai, žiūrėk, hebra, davai, susiemam, žino, dėl ko einam. Ir randi prie jų prieimo tokia, ne? Toksai, stengiuosi, tai ir man tas patinka, aišku, būna apsikraunė, tikrai būna ir sudėtinga, būna ir treneris daug reikalauja, ir jaunimas ir daug reikalauja, ir tada tu mėgini rasti, pabalansuoti. Geras. O treneriu norėtum būt? Aš kaip sakau, kad būti treneriu, tu turbūt vėlgi turi suprasti tą patį futbolą. Bet nebūtinai turi būti ten buvęs pro kažkoks žaidėjas. Gal ir ne, bet tada vėlgi turėtum turbūt eiti tos pačius kursus, pasibaigti galbūt Lietuvos sporto universitetą, kas... Arba Vytauto Didžiojo, galima rinktis dabar kelis netgi. Nes Vilniaus universitetas, kas dar, man atrodo, neturi sportinės tos pakraipos. Tai tu turbūt turi pasibaigti mokslus, investuoti labai daug laiko, praeiti UEFA tas kategorijas. Jeigu be GPR, tai biškai ir trumpiau išėjai. Gal ir greičiau. Tai tam turi labai daug laiko investuoti. Bet čia kalbant ne apie laiko, o tik tai apie tavo norus. Pavyzdžiui, nes aš manau, kad tos lankstumas, empatija, prieimas prie žmonių, tai čia yra tokios duotybės, kurias galima labai išnaudoti tokiai profesijai. Aš su mielu noru gal tą daryčiau, jeigu šalia manęs būtų techninis treneris dar papildomai. Aš galiu būti, manau, tikrai puikus organizatorius, motivatorius, gal papasako truputį, kad žiūrėkit, dedication, hard work ir taip toliau, kad jūs turite įdėti, kartais gal paukoti kažką. Bet taip yra. Ir jeigu tu nori pasiekti kažką, tai tu turi kažką paukoti. Nebus taip, kad tu gali ir tūsint baliavoti ir ten su hebrom būti. Ai, ne. Ne, ir tada pasiekti kažkokių tai rimtų pergalių. Ir tu taip galvoji, kad ne? Matai? Bet, aš kaip sakau, mes dabar sėdim čia. Taip. Jeigu turbūt... Ne, aš irgi... Su Valančiūnu dabar dviesiais ten pasuotumėte. Šaržuoju, bet suprantate esmę.
Ne, aš juokauju, aš manau, kad, ta prasme, bet kažkoks balansas vis tiek turi būti. Jeigu tu savo gyvenimo nenori sėti su turbūt profesionaliu rimtų sportu, tada vienareikšmiškai. Bet jeigu nori profesionaliu, galvoji, kad neturi būti jokio palaidavimo balanso tos. Jeigu tu nori būti, kaip sakau, geras vidutiniokas, manau, gali. Bet jeigu tu nori būti, top. Mamba, Ronaldo, Messi ir taip toliau, sorry, arba tu turi girdinti, Jamalis dabar, talentas, bet vėlgi aš nemanau, kad jis yra super 17 metų, ką jis išdarinė. Bet aš manau, kad jis lygiai taip pat deda labai daug darbo, pastangų ir taip toliau. Čia futbolistas, aš nežinau. O tu žinojai? Žinau, žinoma. Jamalio nežinau. Sorry. Gerai, visi žino, tik ne aš. Tai tu turi įdėti labai daug. Patinkai suprantai, kad... Taip, suprantu. Tai čia provokuoju su klausimais, įdomu būna paklausyti. Čia provokuoja, jeigu žiūrovai, jinai taip negalvoja. Mano dabar, sakau, ta lyderystė, jinai mane, sakau, visur seka kažkaip, tai kur beeičiau, tai tu, eik pristatinėk, tu ten universitete irgi lygiai taip pat. Ne, tai tu pristatyk. Tai čia tokias smulkmenėlės, bet, ir darbinėje veikloje, aš ir komandos vadovavęs, kaip ir minėjau, tai, tas toksai, kad žiūrėk, tu daryk, tu gali, tu ten projektas kažkur, leading David, tu gali. Tai bet iš to pačiu ir stumia, kai girdi tokius žodžius, gal dažnai, kad tu gali, tu varyk, ten tu padarysi, tai lengviau ir daros dalykai. Ir man tas patinka ir kai tau patinka, tai tu net nei skaičiuoji valandų, nei skaičiuoji finansų tų pačių, gal tau ten pinigai jau šiuo atveju nėra tiek svarbus, kiek tu tą turi ugnelę savyje. Tai kol aš tą turiu, tol aš užsiimsiu. Okay. Dar noriu paklausti jūsų apie jūsų sporto šakų atmainas. Ta prasme, kad mes žinom visi krepšinį, žinom futbolą, bet tu esi 3-3 krepšinio atstovas. Ar ne? Ar esi ir to klasikinio? Ne, klasikinį žaidžiu, žinoma. Bet ir 3-3. Taip. Tai 3-3 būtų kaip ir atmaina. Jo. Pagal istoriją tai net ir tinklinis yra krepšinio atmaina, pavyzdžiui, įsivaizduojat, tai teorija, Wikipedijai lystumėt, nors paskaityti, tai rastumėt toks labiau varguolių sportas jau, bet tai yra krepšinio atmaina, kur net nesusiveda smegenyse, kaip čia galėjo. Tai mėtė kamuolį, o tu davai pamušinėti. Galbūt labai dažnai permesdavo lentą, žinai, žiūrėk, varyk į tą pusę tada. Tu atgal man atsiprašau. Kažkas griūdamas pamušė tą kamuolį, tik čia galima ir mušti tą kamuolį. Tai jau kažkaip taip atsirado tinklinis. Tai žodžiu, su tuo krepšiniu ir lygiai taip pat futbolas. Ta prasme, aš irgi tokia žinovė to sporto, kad neseniai sužinau, kad ten labai jaunam lygyje žaidžia 5-5, tuomet 8-8, tuomet 11-11. Ir dar gal yra kokiu nors? Yra dar tokių, ten būna Neymaro challenge'as, ten kur būna gardevos, nežaidži, kur nuo sienų gali atsimušinėti, ten, pavyzdžiui... Kaip futbolas padelis toks. Jo, plius minus, tarkim, taip galima. Ir pavyzdžiui, tu neturi vartininko, vartai yra laisvi ir aplink vartus yra ten gal 2 metrai, kaip pavyzdys, toks lankas, ir tu ten gintis net negali nebūti tenai. Kad neužblokuotum tai net tokių yra, bet šiaip yra kas pagrindė futsalas, tai yra salės futbolas. Tai dar tiksliai, dar dangos. Salės futbolas, tada yra pliažo dar futbolas, dabar labai populiarėjantis. Tai net žinau, net esu, nežinau, kiek treniruočių stebėjus, kaip rinktinė ruošiasi savo varžyboms, nes aš šalia vesdavau treniruotės tinklinio. Tada dar yra, jeigu paimti, yra 7-7, kai žaidžiama realiai per ketvirtį aikštės. Tada yra per pusę aikštės, tai būna 8-8 arba 9-9. Bet per pusę tai kaip 3-3 krepšinis, kur tu naudoji tik vieną pusę? Jo, ir vartai yra ne taip, kaip aikštė, o per šanšonį. Supratau, vis tiek yra 2 vartai. Jo, 2 vartai, taip. Nes 3-3 yra tik vienas krepšys. Ne, yra 2 vartai, bet tik per pusę aikštės yra padaryti. Ir tada, aišku, yra tas didysis 11-11 jau tas. Kuris tau yra... Normalus futbolas. Normalus, tai kuris tau labiausiai patinka? Šiaip man 11-11, aišku, nereišmiškai, bet šiaip aš, kadangi, aišku, tam lygmenį šiek tiek žemesniam, tai tam sekmadienio futbolo lyga, toje pačioje, kur mes žaidžiam, tas ir šiaip Vilniuje yra... Kas yra sekmadienio futbolo lyga? Sekmadienio futbolo lyga, mėgėjiškas futbolas. Tiesiog sekmadienį, kiekvieną? Tai tas yra... Ir Velykų sekmadienį visada? Ne, ten proto ribose viskas. Kaip į bažnyčią, žinai. Ne, tai yra tas Sunday Football League. Jinai tarptautinė ir realiai yra mėgėjų lygmenyje, mėgėjų toks lygmenys, kur yra organizatorius, kur suorganizuoja teisėjus, yra normalūs teisėjai. O jūs ten varot su universiteto komanda? Ne, tenai mes žaidžiam, yra kitos komandos, yra mėgėjiškos komandos, kur ten, kaip sakau, buvau darbe, tada atvariau varžybas,
sužaidžiau pirmą kėlinį, aš žaidžiau antrą kėlinį, tada visada yra trečias kėlinys. Tai yra alutis kompanija ir visą kitą. Ir tada važiavau namo pas vaikus ten ir taip toliau panašiai. Ten realiai žaidžia nuo ten turbūt 15-16 iki ten yra net 60 ir daugiau, kurie ateina realiai tam, sakau, mėgėjiškam lygmenį, tiesiog pasižaisti, pabūti, pasidžiaugti. Čia yra 11-11. Jo, normalus. Būna ir 9-9. Jo, yra 8-8 ir 7-7. Tai va, tai man pagal tai, kaip sekės praeitą savaitę arba vakar trečias kėlinys, nusprendžiat kiek prieš kiek? Nu, realiai taip, nes, pavyzdžiui, 11-11, vis tiek tai yra natūralu, aikštė yra didesnė, atstumai yra didesni. Ir jeigu mažėja žmonių, mažėja aikštė? Tai, nu, šiaip. Jeigu raudoną gauni, tai aikštė nesumažėja. Ta prasme iš tos pusės. Jo, didžiam futbole, bet taip, realiai, aš kaip sakau, jau kai tu antiek pavargsti nuo to futbolo, nu, net tiek pasiruošęs gerai, tau kuo mažesnė aikštė, tau mažiau bėgti reikia. Kuo mažiau bėgti reikia, tu gali stovėti, ten kamuoliuką pasą paskirstyti ir taip toliau. Tai dėl to tada, kai jau šiek tiek sensti gal arba šiaip nebenori to jau aktyvaus didelių distancijų, tada tai eini ten 8-8 per pusę aikštės, kai jau dar labiau nebenori, tai eini prieš 7-7, o kai jau visai nebenori, tai eini veteranus, tai kažkur tai 5-5 salį žaidėjau, tai kur ten nosi pakraštai, kažkur ten atbėga, kamuolį išmušė, atidavė ir stovi laukia. Neįžeidinėk veteranų, Čia aš jau, kadangi pats artėjau, tai gingdėlė. Man ir kažkai atrodo labai toli tas žodis veteranai, bet šiaip tai čia jau tuoj. Jo, tai man dar patinka tas 7-7. Per ketvirtį, kur žiūrėjom tą sportą. Bet čia šiaip labai jaučiu kinta taktikos iš karto. Jo, ir intensyvumas tas pats, kur 7, tai daugiau kamulio, daugiau dvikovų, daugiau greičio, tokio mobilumo, bet šiaip sakau, man smagu, faina žaisti yra futbolas, man. Tiesiog hebra, jeigu gerai, tai wow. O kaip tau, Gabrieliau? Kuris tau krepšinis? Oi, net sunku išsirinkti, bet labiau gal 3-3 jau vasarą vis tiek dažniausiai jisai vyksta, tai smagu su draugai žaidži tą 3-3, kad ir laukia išeini, net neturnyrę nuvažiuoji, žaidži, dabar jau daugumą tiesiog laukia žaidžia tą 3-3 taisyklėm, net FIBA oficialiom. Tai tiesiog toks ir į kiemus atėjo, ne? Jo, kad visi jau pažiūrėjo, išmoko tas taisyklės, žaidžia, va, jisai žymiai greitesnis negu tas 5-5, tai visiems ir įdomesnis jisai tampa, kad nereikia ten žiūrėti, va dabar tas 5-5 užtrunka ten LKL rungtynės 2 valandas ten su tom peržiūrom ten. O 3-3 už... Tikrai čia kažkurios vienos buvo šiame sezone, kur tenai atrodė, kad likę 4 ar kiek ten minučių ir jos bėgo pusę valandos. O va 3-3, va 10 minučių žaidybinio laiko ir viskas, va 20-30 minučių rungtynės ir baigėsi. Jis toks komerciškesnis gaunasi, tas sportas turbūt, nu, kaip pasakyti, jį lengviau rodyti per ten... Taip, visas... YouTube'ai, va, jungi, transliaciją pajungi ir visą dieną eina, visokie turnyrai. Lygiai taip pat ir tinklinį, mano pavyzdžiui, irgi daugam turbūt atrodo, kad tinklinis yra kiek dvejopas, ne, ant smėlio ir ant salės. Tai irgi, pavyzdžiui, yra ant sniego dar būna. Tada lygiai taip pat tą smėlio tinklinį yra irgi, nu, jo mes dažnai va taip pasiskundžiam, kad ale jo netransliuoja, nes jo laiko neįmanoma iš vis nubrėžti, nežinai, kiek truks taškas. Nors su krepšiniu irgi tu 4 minutės gali ten pusvalandį, bet jį vis tiek visur rodo, tai dėl populiarumo, bet irgi yra padarytas toksai, kur side outas, king of the court, kad tu žaidi laikui. Ir ten tik vienoj pusėje gali skorinti taškus, jeigu laimi tašką, pereini į tą pusę, į tave servuoja ir jeigu tu laimi, tai tu gauni tašką. Pralošiai užleidi kitus ir juos servuoja ir jie kiek laimi, te gauni taškų. Ir taip sukinėjasi. 15 minučių, ten 3 iš 5 porų, 3 į viršų ir toks, nu ta prasme, kad visos sporto šakos kažkaip ieško visokių variantų, kaip sudominti, kaip įtraukti, net ir yra tech volley. Nu, dėl ko? Tai kadangi mes gyvenam instant gratification metu, nu, taip yra technologiškai, tai mano karta dar, nu, millennialsai tie patys, tai mes dar truputį... Man atrodo, šiaip mes vienų metų. Jo, 32, 3 man. Nu, tai plius min. Panašiai. Jo, tai... Hello! Jo, tai kadangi mes gyvenam čia ir dabar, kaip ten sakoma, nu, kai tu nori pažiūrėti filmą, tu nebeini į kinoteatrai, nu, retai eini į kinoteatrai, login, Netflix'in, viskas ir tu žiūri. Tu nežinau, nori kokios ten, nežinau, sulčiaspūdės, ten kremuko, dar kažko, tai eini ten populiariausius šituose šopus, užsisakai, tau rytoj prie durų atvažiavo arba į paštomatą įdėjo. Taip.
Tu gyveni Viskas čia ir dabar, dabar. viskas čia ir dabar. Lygiai tas pats yra su to pačiu futbolu, pavyzdžiui, arba krepšiniu, 3-3, Taip. ar tinkliniu, arba kitais dalykais. Pavyzdžiui, tenisas, padėlis dabar atsirado. Taip. Dėl ko jis yra trumpesnis ir greitesnis. Šiaip jis atsirado, man atrodo, federacija įkurta Lietuvoje yra prieš daugiau nei 10 metų. Nu, jo, bet galbūt tai yra naujas, nu, Taip, taip, taip. ne viduramžiais. Taip. Nes tai yra karalius Nu, sportas, tenis. Jo, tai čia ir dabar norim ir tiesiog nebepritrauk dėmesio, nebeišlaiko. Reikia trumpint ir aktyvint, nes visi pratom prie greito dopamino. Taip. Gaunu čia ir dabar, čia ir dabar. Tai va, tokie, nu jo, iš tiesų greičiau. Ir ten viskas greičiau, trumpiau, man yra, aš va turėjau, nežinau, 20-30 minučių, skiriau laiko, pažiūrėjau out. Jo, supranti? jo. Tai va, ta ir dėl Ir ko. tos atmainos matyti iš to atsiranda. Komerciškai, nu lygiai taip pat, Taip. visi irgi ten protingi. Ir žaisti gal ir ten tu gali, nu, nes ir ten reikia pastangų įdirbio Taip, laiko, taip. bet žiūrovą prikabinti lengviau. Ir tada komercija, pinigėliai, reklamos, transliacijos ir taip toliau. Taip. Aš turiu dar tokį vieną klausimą Gabrieliui, tokį intriguojantį. Tai 23 metais Katare tapo stipriausia pasaulio 3x3 komanda. Ir studentai tikrai tokį laimėjimą, manau, nori atšvęsti. Kiek žinau, Katare yra ganėtinai griežtai su, tarkim, alkoholiu. Kaip sprendėt šią vadinkim taip problemą? Laukiam Suomijos oro uosto. Ai, tai dėl to tas vėrumą kitau taip. Prie širdies. Jo, ne, šiaip, jo, tada laukiam Suomijai, bet dabar, kai buvom Katare vėl, tai jau yra to alkoholio, kaip sakoma, bet brangus labai. Tai net nesinorėjo leis pinigų ant jo. Tai, Jo. nes pažiūrėjom ten viešbutį 11 eurų buteliukas. Tai, 0,3, ne dar? jo. Ai. Nealkoholinio. O jeigu reikėtų palyginti šventimą Katare ir pernai laimėjimą Kinijoje, kur buvo daugiau istorijų, kurių šiuo metu mums negali papasakot? Tikrai Kinijoje. Neslėpkim. O gal yra kokia nors, kurią gali papasakot? Tokia pinkatiškesnė. Ne, gal. Pasilikim savam ratetą. Kai išjungsim kameras, mums papasakot. Gerai. Toks negali per daug atvirautom temom, mane. Ne, Okay. kas išlieka... Kas lieka komandai. Jo, Jo. galima. Gerai, o kaip va šiaip pat, pavyzdžiui, vertintum tas tokia klišė yra va tas studentiškas gyvenimas, nu jeigu taip pastebėt nesportuojančius studentus, va čia, nežinau, Kaune, pavyzdžiui, kokį rugsėjį, ir Vilnius tikrai tą žino, kai suvažiuoja ir vaikai patampa jau suaugusiais staiga ir jie Sakytas. ir mokos, bet ir gyvena tą tokį tūsų balių, tokia, nu vis tiek eina kažkur ten, pradžiui mėnesio daugiau eina, po to ten jau mažiau. Ar išėjo tau, pavyzdžiui, pagyvent studentiško gyvenimo? Ne, neišėjo. To tokio nelabai, ne? Kažkaip. Kaip visą laiką sportuojat, nu, ta prasme, sezonas būna 5x5, tai, nu, vis tiek žaidžiam mes toj nacionaliniai lygoje, aš žaidžiu Šakiuvytis vadovų komandai, tai mes treniruojamės kiekvieną dieną, tai... Kiekvieną dieną? Realiai. Nu, tik sekmadienis laisvas būna. O gyveni Kaune ir važinėjai? Kaune, bet mes treniruojamės vadovų sporto centre. Okay. Tai mes treniruojamės ryte vakare dažniausiai, tai toks tas studentišką gyvenimą, nei ten išeisi kažkaip, nu ką. Studentiškas gyvenimas per pietus pasireiškia, kaip makaronų puodą reikia suvalgyti. Ištytai ryžiai. Ne, pas mamą dar gyvenu, tai... Ui, kaip faina. Tai nereikia rūpintis dar. Ja. Geras, bet tau 23 metai, tu dar jaučiu spėsi. Pats garas. Jo, turbūt dar spėsiu, bet kol kas dabar taip gerai. Gerai, o paminėjai, kad tau yra, tarkim, tas sezonas 5x5, tai jie nesimiksuoja tie tavo, ane, sezonai, pasibaigia vienas, prasideda kitas? Nu, realiai nelabai miksuojasi, bet šiaip būna, vat, pavyzdžiui, kad į Katarą skridom, kaip tą laimėjom studentų pasaulio, tai reikėjo skristi per sezoną, vat, į Kiniją irgi skridom dabar, kai buvo irgi pasaulio studentų, tai irgi per sezoną, tai nukelia tas rungtynės mūsų 5x5, kad nuvažiuotume, sužaistume. Ja. O nėra sunku persiorientuoti, nes ten irgi, kaip suprantu, nuskirias šiaip. Nu, yra tikrai, vat, dabar irgi, kai pradėjom ruoštis 3x3, kad tos turnyrus pradėti važinėti, nu, vis tiek sunku prisiminti tos dalykus. Atrodo elementarūs dalykai, kurie jau žinai, bet nu, vis tiek pamiršti juos. Bet ir treneriai skiriasi, ar ne? Taip, skiriasi treneriai, bet
Ką padarysit, labai gerus trenerius turim. Ir ten gerai, bet o gero, kuo skiriasi? Tai vienas 3/3 yra Dainius. Dainius ir Deividas. Du trenerius turim. Tai, kuo skiriasi treneriai? Šiaip bendrų požiūrių tokių, ar... Tai ir taktikom skiriasi, ir bendrų požiūrių jo, tai skiriasi tikrai treneriai. Net sunku pasakyti kuom, bet atrodo, matai, kad skiriasi. Šiaip gal kuo daugiau charakterių, tikrai skiriasi žmonės. Tai. Bet gali ir, kaip pasakyti, susirinkti, kuo daugiau tų trenerių turi, tuo labiau gali pririnkti dalykų. Taip, tikrai. Supratau. O dar vienas klausimas yra Deividui. Kas lemia, kad studentas yra arba nėra studentų sportai ir tam pačiam futbole? Sportininkas tampa studentu ir čia viskas aišku, kaip būna, kai studentas tampa sportininku ar tiesiog sportuojančiu žmogum? Šiaip ne, geras klausimas ir aš ką va taip paėmus jau galiu palyginti, kadangi daug kartų praėjo pro mane. Aš ką pastebiu, kad kuo toliau, tuo mažiau ateina į studentų tą aktyvų tokį sportą. Ir mane, bent jau vėlgi, aš taip žiūriu gal iš to futbolo, mūsų perspektyvos, gal Vilnius universiteto futbolo komanda, aš taip gal paėmus, aišku, vėlgi grįžtu prie to, kad mes irgi esam tokia truputį kraštutinė komanda, nes treniruojamės ir kiekvieną dieną praktiškai, dabar gal pastaruoju metu mažiau tų treniruočių. Kiekvieną dieną? Jo, bet anksčiau būdavo tikrai 5 treniruotės per savaitę, 4 bent jau minimum, ir dar turi on the top varžybas kažkokias, tai, tą tokį tempą, kai tu esi turbūt mėgėjęs studentas, išlaikyti, yra pakankamai sudėtinga. Viskas yra įmanoma, nes aš pats patyriau, aš pats ir dirbau, visada ir dirbau, studijavau ir žaidžiau. Ir tas yra tikrai įmanoma ir susiderinti, bet tam reikia, kaip sakau, paaukoti kažką. Tai tu paaukoji gal turbūt draugų laiką kažkiek, tai ten vakarėlius ir taip toliau ir panašiai. Bet aš manau, kad vėlgi grįžtant prie auklėjimo, prie kartų skirtumų ir taip toliau ir panašiai, kad suffering, tai yra jau nebe yra kažkoks kaip, tu čia varai, tu čia šun, tu tiek darai. Dabar visi yra easy. Man nepatinka, man nebefaina, aš nebedarau. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, ir sakau, ir futbolas. Tai yra beprotiškai sunkus. Aš visada sakau, arklių sportas. Realiai ten turi bėgti, turi treniruotis, turi įdėti labai daug laiko energijos, lygiai taip pat ir krepšinis, aišku. Bet, šiaip bet kas liečia ten atstumą, tarkim, bėgimo, tai futbolą ten jis tikrai yra daug didesnis. 10+ km per varžybas, ten sprintai, acceleration ir taip toliau prašė. Ir ypač aš įsivaizduoju vėlgi, aš taip kartais ir į tą jaunimo pusę, įsivaizduoju, aš galvoju, jeigu tu ten pradėtą futbolą žaisti kokių 6-5, tu visą karjerą, visą savo tą jaunystę, tu žaidėjai, ten tau 19-18, tu įstoji į universitetą. Bet gerai, bet jis nebuvo pro, jis įstojo į universitetą. Dabar šitą kol kas. Tai ką, pavyzdžiui, jisai, nežinau, gauna, kaip sportuojantis studentas, koks yra jo tas toksai, ką jis gali gauti, gal taip pasakyti. Realiai aš visada sakau, ką tu nori, tu tą ir gausi. Okay. Tai yra, tu pats turi norėti ir pasimti. Čia, žinai, irgi ta tokia gal yra, kad aš čia, tai man duokit vos. Aš manau, kad tu turi truputį kitaip gyvenime, apskritai ir gyvenime kitaip žiūrėti ir šiuo atveju šitam dalykė. O ką jis duoda? Tu gali duoti pats visų pirma. O ką gali pasimti. O ką gali duoti sportuojantis studentas universitetui? Tai realiai, aš manau, kad labai daug, tu vėlgi, tu gali pradedant nuo garsinimo universiteto. Taip. Tai yra, tu vis tiek, tu dalyvauji, tu atstovauji savo universitetą, tai yra vis tiek kažkokia garbė, laimėk medalius, tu vėl esi, ir aš nemanau, kad universitetai tikrai nėra taip, kad jie nevertintų to. Pavyzdžiui, pas mus į varžybas tikrai rektorius ateina, netgi kancleris ateina, jie pajokauja, ten laimim čempionatus, medalius, tai būna net stipendijas papildomas išmoka, tai net finansiškai pamotyvuoja. Iš jau nekalba apie tą respektą, kitaip sakant, kai takais dalina, ten apsikabina tave po varžybų. Arba, gerai, o gali būti, aš čia jau, nežinau, kelis pašnekovus klausiau tą pačią temą. Nes man yra tai, pavyzdžiui, buvę mano praktikoje, kad kai tu esi ganėtinai kietas sportininkas, gal garsiniai universiteto vardą, ten pačią sporto šaką, tu populiarini, kad gali kur nors blatą gauti studijose. Nėra taip? Atsisakau atsakyti komplimentuojančius klausimus. Aš kadangi jau baigiau labai sėkmingai, tai pasakyti, kad esu gavus, pavyzdžiui. Ne, tai... O tu esi, Gabrieliau? Dar neteko. Žinok, bandyk.
Ne, nu yra tų niuansų, tai yra vėlgi tas pačias stipendijas, tu gauni, nu, vis tiek sportuoji, garsini ir taip toliau. Nu, kaip pavyzdys, ten egzaminai kažkokie, tai tau kertasi, tai dėstytojai vis tiek kitaip žiūri, kai tu ateini pas juos, pavyzdžiui, ar su treneris ateina, sako, žiūrėkit, čia jisai sportuoja, negali atvykti, pavyzdžiui, egzaminą arba atsiskaitimą, tai gali individualiai suderinti. Tai tada jau tas dėstytojas visai atlaidžiau. Čia visai, ta prasme, ir legit dalykas, jo, tai yra legit dalykas, bet, nu, vis tiek tas dėstytojas truputį ir kitaip žiūri. Jeigu tu ten tiesiog, žinai, nieko neveiktum, bamba išvertus, man čia biškai perkelti, man nepatogu dabar. Čia mano pilatės susėmimas. Prašau, nevaryt. Esat buvę? Su visą deramą pagarbą pilatį. Ar esat buvę pilatėse? Turėsiu eiti frappé mačo macchiato. Ne, nereikia kavų, tiesiog nueikit bent į vieną platą su treniruotę. Aš irgi iš jų taip žvengiau, nes vis laiką eidavau iš tanginį į tinklinį ir panašiai, bet tiesiog nueikit, kada nors, ten atrodo, ten yra žiauru. Tiesiog. Aš matęs, kaip bodybuilderiai nueina ir jie ten, visi ten elementariai. Ten yra, wow. Atrodo, kad tavo staiga visi kūno raumenys patapo tik butaforiniais ir tu neturi jų, šiaip žiauriai sunku. Tai ir aišku, yra ir tie reformeriai ten dabar, nu kas yra visai mados klyksmas, bet aš vis dar džiaugiuosi, tegul bet kokia atmaina, bet kokie aparatai tampa mados klyksmu, tai nėra kažkoks, žinai, negeras dalykas, tai yra sportas, įsitraukia, tai whatever, kas bebūtų, kuo daugiau populiarumo, tuo smagiau. Tai va, tai grįžtant prie blatų ir sakytą, tai sakau, nu, dėstytojai vis tiek į tave ir aš turiu įtarimą, kad vėlgi, kai tu tą patį egzaminą laikai, jinai žino, jeigu ten sportuoja, nu, ten, žinai, pas tave, ten, nežinau, 4,3, nu, kaip aš taip spėju tik tai. Tokių balų turėjai? Ne, aš tai ne. Per tuos 12 metų. Tai, nu, tada žiūrėjau, nu gerai, gal, nu, 5 vis tiek sportuoja, čia universitetą garsina ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad tai vis tiek daro įtaką. Nu, natūraliai, ypač jeigu tu ten, va, ir čempionas, tu vis tiek tą patį universitetą nuvilnyje, tą mediją dalinasi ir visą kitą. Tai, nu, tai yra normalu ir aš sakau. O pats eini palaikyti kitų sporto šakų, pavyzdžiui, studentų atlygiai, ten Vilniaus universitetas, šiaip labai daug, kur jis studentų levelį ten topose yra. Taip. Esi buvęs? Aš esu buvęs tinklinė. Salės? Jo, salės. Keletą kartų tikrai teko dalyvauti, bet vėl labai, nu, kertasi tie grafikai, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu darbo dienom vakarais varžybos, tai mes turim treniruotę. Nu, teisingai, nenori tu, o savaitgaliais. Bet jeigu kokia nors, nu, vat, kaip būna, vat, ir selai, kur vyksta, žinai, visą savaitgalį, viskas kartu, tada tu... Taip, tai mes, kai selose buvom Kaune, tai ten mes iš tinklinio aikščių neišėjom, iš krepšinio aikščių neišėjom, nes, nu, tu suždi varžybas ir tu žinai, kad čia tą pastikrini, o ir tas žaidžia ten. Visi greitai, varom. Ja, nu, tai yra normalu. O tau pavyksta kitus pastebėti, jeigu būna kokia nors... Per selus į visokius turnyrus. Ką planuoji per šiuos selus turint laisvą laiko pamatyti? Be miestelio, be vyrų makį viso grožio. Tikiu, turbūt nelabai to laisvo laiko bus, nes mes... Teisingai, jūs ten... Mes šeštadienį sužaidžiam visą ir sekmadienį varom namo, tai... Bet ne namo jūs varot, jūs kažkur ten varot dar? Ne, sekmadienį jau namo į rinktinę stovyklą važiuosim. Ai, nu tai... Namie rinktinę stovyklėlę. Tai ką, sportuot, nu, toliau, tai ruoštis. Nesi pavargęs nuo tokio gyvenimo? Kada atostogas turėsi? 23. Turėjau savaitę po sezono. Ką nuveikiai? Nieko. Pragulėjau lovai. Miegojai. Su Xbox'u pažaidžiau. O? Okay. Ir turiu jums tokį vieną kaip ir paskutinių klausimų, bet visai tikiuosi, kad jis toks, na, greičiausiai vis tiek į sportą nueis, tik kaip atrodo, vat, jūsų laisvalaikis. Na, tu tikrai jo nedaug turi, bet įsivaizduoju, kad, tarkim, nežinau, nutinka mėnesis atostogų vasaros metu, esi Lietuvoje, jis greičiausiai tiek aktyviai kažkaip vyktų. Turbūt nebūčiau Lietuvoje, jeigu mėnesį turėčiau. Ką veiktum? Kur varytum? Skriščiau pailsėt prie jūros kokios. Baltijos jau nelabai, ne? Ne, nu ką jau, atsibodus tą Baltijos reikia kažkur kitur. Bet su draugais vis tiek pas mane būna tie geriausi draugai krepšinio. Visi, kur mes 3 prieš 3 esam, komanda mes esam. Varytumėt kokį vis tiek turnyrą susirast? Ne, turnyro gal ne, bet atostogų tikrai kartu važiuotume pailsėt. O jūs vienmečiai maždaug esat, ar ne? Jo, mes visi vienmečiai. Nu, vieną turim jaunesnį dabar 3 metais, bet laikom jau savo, tai... Prirašytas. Taip, jau. 3 metai dar nėra taip baisu. Tai jo, bet vis tiek jau tas, dar jam 20 nebuvo, mes jau 22, 23, tai toks buvo, bet dabar jau gerai viskas. Praeitais metais tik atėjo pas mus į komandą, tai
Bet viskas tvarkoja. Tai gerai, bet jūs ilsėtumėtės, tarkim, ne, nu tai gerai, įsivaizduoju, nu gerai, 2 dienas pagulėtumėt, 3 dienas pagulėtumėt, eitumėt kažką veikti aktyvaus. Ne, tikrai. Tai ką, vat kaip galvoji, ką veiktumėt? Kašiuką kapotum. Kašiuką, tenisą kokį. Tenisą. Tinklinis, va, irgi. Aha. Futbolas irgi smagu šiaip susirinkti. Vis planuojam kažkuria vasarą surinkti, bet tų žmonių sunku surinkti tam futbolui, tą gardą. Daugiau reikia, biški. Daugiau biški reikia. 5-5. O ką tu veiktum laisvalaikiu? Futbolą ištrynus. Bliam, geras klausimas. Ne, nu ką, turbūt, aišku, daugiau dirbčiau. Mes apie laisvalaikį šiuo metu. Ne, taip yra. Bet tai, aš kaip sakau, kai tavo darbas yra smagus ir faina, tai tau laisvalaikis tampa darbas. Nu, taip, žinau šitą labai puikiai. Tu būni, neskaičiuoji valandų, ką aš kalbėjau prieš tai, bet šiaip turbūt su šeima, aišku, daugiau laiko praleisčiau draugais, nes jam irgi būna labai daug pavogė, tas sportas, tikrai daug pavogė ir darbas pavogė, žodžiu, visi vagė tą laiką. Bet šiaip aš labai mėgstu dar pageiminti. O būtų tokie gameriukai, ne? Ką geiminat? Labai įvairiai. Paklausiau, liktai žinočiau, ką nors. Jo, ne, tai tokius. Šaudyklės. Sportus ir geiminat, ne? Jo, aš šaudyklės dar labai mėgstu, strateginius šiaip mėgstu irgi žaidimus tokius. Pas mane tai tik NBA ir FIFA. NBA, FIFA, pas mane. Aš dar, tai yra, pareklamuosiu, yra toks Hell Let Loose apie Antrą pasaulinį karą. Čia, žinai, kai... Kur biškai gali dar ir kažką paimti, ne? Bet, čia, kai jau perkopi tą 30, jau, kai jau kuo seninto, tu pradedi nostalgiją, Antras pasaulinis karas, pradedi domėtis istoriją. Zilitoną su geltonom kasetėm. Pradedi domėtis istoriją, tau įdomu, kaip ten kas buvo, ten, žinai. Tai man jau tas atėjo etapas, kai Antras pasaulinis, man jis patinka, tai aš dabar žaidimų žaidžiu ten. Geras. Jo, tai turbūt pageiminčiau, nes tikrai labai yra faina ir turbūt pritars irgi, ten susirinkė irgi būna hebra, nes mano sesė irgi dar ten League of Legends irgi, žinai. Tai mane užkrėtė sesės vyras. Jau galvau, sesė žaidžia. Sesė irgi žaidžia. Ai, žaidžia. Tai mes aš nepažįstu moterų, kuriom patiktų ten. Jo, tai žiauriai gerai. Tai įsivaizduokit, kaip būdavo. Grįžtam, dar irgi pas tėvus gyvenau, tai jie gyvena ten jau kitur. Tai įsivaizduokit, grįžta tėvai ir mato, aš sėdžiu kompe, ten kalatojam, šalia sėdi sesės vyras, kalatoja ir šalia sesė dar ten, tam pačiam kambarį visi pasijungia ir tam pačiam žaidime. Ir mes toj pačioj komandai, toj pačioj komandai ir ten, ne, tu bėg ten, ne, tai davai visi ten, greit drakoną, žodžiu. Bet tas yra žiauriai faina, man tas yra labai faina ir ypač sakau, kai tu turi 2, 3, 4, 5 draugus ir kartu susijungi, tai ten būna, o jeigu dar yra tik bachūrų, tai pritarsi, tai ten būna čiatai, ten pokalbiai. Čia karantinas jums atnešė šitą pramogą ar iš seniau turėjau? Aš jau nuo vaikystės. Iš seniau irgi nuo vaikystės turėjau. Karantinas. Vaikystės neturėjus. Tikrai nežinau kodėl. Man gal labai, tas irgi buvo, kad aš labai anksti gavau kompiuterį personalinį, tai man ten buvo gal 6, 7, 8 metai vos, ne, aš jau turėjau, tėtis kažkas ten dirbo tą industriją. Personalinį kompiuterį. Taip, tai laikais taip vadinasi personalinis. Jo, ten tas kinoskopas, toks monitorius, ten klaviatūra. Dar žinau, pirmasis buvo, net dabar jau nebežinosi, turbūt net ir tu turbūt dosinis, kur tu vaikščiodavai rodiklėlėm, nebūdavo net pelytės, rodiklėlėm, tik klaviatūrą naudodavas. Jo, tai net tokį turėjau. Tai ir man nuo to turbūt vis tiek. Nelabai Gabrielius, ane? Ne, tokio nežinau. Aš tiesiog atsimenu. Flopiką kišdavau dar. Pirmoji klasė pradinė mokykloje. Vienas kompas, bibliotekai vienas kompas ir visi stoja į eilę. Ir aš net neatsimenu, ką mes ten darydom. Ten nieko jame nebūdavo. LT tikrindavo. Ne, tai čia įsivaizduok, čia žinai. Čia 2000-ieji, čia nėra dar nieko. Nebuvo Vono jau? Ai, Mirkas buvo koks. Ne, ir tai ne. Prienų mokyklėliai, vienas kompas, aš nežinau, mes ten kažką žaisdavom. Prince of Persia turbūt. Kokį nors Solitaire ten. Solitaire. Tankai dar buvo tie tankeliai tokie, bet per zilitoną. Kažką tokio. Buvo laikai. Tai žodžiu, labai ačiū Jums už pokalbį. Labai toks fainas jausmas, jokio jaudulio nesijutė labai. Ne, kažkaip tai aš galvoju bus sunkiau, bet labai viskas taip. Fluent. Tai gerai, pabaigai. Dažnai aš paprašau palaikinti, pafollowinti ar ten ką nors, tai šį kartą paprašysiu Jūsų. Tiesiog apie mūsų podcastą tarti kokį nors fainą gerą žodį, pakviesti žmonės pažiūrėti, ką nors intriguojančio pasakyti. Tai buvo smagu. Ačiū. Like and subscribe.
Ne, smagu, faina, viskas gerai. Daugiau tokių, aš manau, reikėtų, gal pasikvies daugiau. Šiaip siūlyčiau pakviesti, pavyzdžiui, yra Valdas Trakys. Buvęs šiaip Lietuvos futbolo rinktinės, jis žaidžia Klaipėdos universitete, mačiau net įvartimų šią praeitose varžybose, būdamas 42-3. Traky, šaunuolis, maladės. Jisai studentas? Jisai dar studijuoja Klaipėdos universitete, tai aš manau, kad irgi galima, nes tokie žmonės, jie jau turi experience, jie papasakotų iš dar gal kažkokių tai irgi pikantiškesnių dalykėlių, kaip pat, pavyzdžiui, man labai įdomu, kad aš vėlgi jauna, 30, bet jam tai šis, kaip pat jam taip jaunimo, pavyzdžiui. Tai šis kaip su vaikais, ta prasme. Realiai, literaliai gali būti tėtis jų. Aš jau ten jau taip ant ribos tam tikrų, bet jisai literaliai, tai labai irgi manau, kad faina būtų tokį. Okay. O tu turi rekomendacijų iš savo pasaulio sporto? Dainių Navicką galit pakviesti. Jau nežinau kelintas. Nežinau kelintą rekomendaciją, bet dainiukai ruoškis, žinau. Tikrai turi apie ką pašnekėti žmogus. Aš net nebejoju. Tai gerai, ačiū jums labai. Smagu buvo. Pam. Norėčiau priminti, kad gegužės 24-25 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos studentų teniso čempionatas. Tai labai kviečiame ir dalyvius, ir žiūrovus, nes čempionate paaiškės, kas atstovaus universitetą Liepos mėnesį vykstančiame Europos universitetų teniso čempionate.